Oi, tai šventelė, šiandien atėjo šventė į mano kiemą, nuostabybiškas oras būti piktai. Kaltinti orą, tipo oras kaltas dėl to, kad aš esu, blėt, susiraukus ir nelaiminga ir nekenčiu viso gyvenimo ir nekenčiu visų žmonių. Ir apkaltinus orą dėl to, kad lietus ir rūkas važiuoti, va tai, vairuoti, va tai. Turiu vairą, parodysiu, kaip vairuoju. Bram, ir va tai, rūkyk, blėt, dešą, tu gaidį ir tu, blėt, nepraleisiu, kaip nahui, ką va čia, va. Pagaliais atėjo šventė į mano kiemą, kai atėjo tokio gerumo oras, jokios saulės, tik tai rūkas, netikit, kad pas mane šūdinas oras, štai kaip vagė, netgi galiu išnešti jūsų laukelį parodyti. O Jėzus, tiesa, reikės pasigirti, ką vairuoju šiandien. Šiandien vairuoju labai lėtai atidarinėjantis duris Borelė firmos Jutonga. Pasižiūrėkit, koks šlištus oras, blėt. Šlištų, nahui, šalta, blėt, vėjas pučia, kur. Pažiūrėkit, koks rūkas, nahui, nieko nesimato. O Jėzus, atsiprašau, kad tiek daug keikės, be keiksmažodžių, neįmanoma gyventi. Šlikštynė, va dabar, va tai pasisekė. O, dabar tai jau visi rūkys nuo mano keiksmažodžių. Sakot, kodėl galva neplauta? Taupau pinigus, blėt. Nieko čia vandenį be reikalo naudoti. Žinot, kiek šampūno šiais laikais kainuoja? Žinot, kiek kainuoja karočio vanduo? Neplausiu galvos mėnesį laiko, nes dabar karočio pas mane taupimo programą. Nepirksiu maisto, nenaudosiu vandens, nenaudosiu elektros, nes nemoku pinigų daryti, tai reikia taupyti, nes alga, žinokit, nesigeriant. Šūdina čia ta alga. Tai va, norit greitą apžvalgėlę padarysiu Jutongas. Taip ir vadinasi. Va, kažkoks, dabar gal biškai jums rodys atvirkščiai, bet koks skirtumas, pripratė jūs ten apsiversti visą vaizdą, jeigu nesuprantat. Jutongas, kažkoks kinietis padarė, bet pasižiūrėkite, čia jums ne kažkokia Skanija begalvė, kur nėra. Pasižiūrėkit, kiek čia visokiausių laikyti. Telefonams susidėti, kavos puodelių ir toksai, žinai, dar jisai, supranti, turi tokį, apgaubę tokie pumpuliukai, garočia, kaip bibuką, žinai, apgaubė, tai dar hui ištrauksi tą padelį, taip, žinai, standžiai įeina, taip, tai vienu žodžiu, neišvirs kava, tikrai, nepamesit kavą, žiūrėkit, vandeniukui, ausinytėm, hujytėm, bibytėm, visiems dokumenčiukam, prielistis, ne autobusas, o pasaka. Net nėra kaip būti piktai, kai tokį autobusą gauni pavairuoti, dėl to, kad čia, karočia, full elektra, jokio benzino, bet nesiskundžiu. Vairas, va tai va, kaip nori, va tai va, su vienu pirštu gali sukioti. Muzikytė yra, bam. Gerai, gal biškai netraukia, čia per tavo rašūdiną, net radijos stotis normaliai netraukia. O Jėzus, pasirodo, traukia, blėt. Biškai įsigadau, žiūrėk. Gerai, gražiai, aš jums čia padainavau, galit neploti. Pažiūrėkit, kiek yra padėtukų. Čia gali susikrauti viską, ką nori. Raktai, hujaktai, dar vienas ausinės, karočio akiniai. Čia gali, irgi susidėti. Čia jum neskanija, čia, ir viskas patogiai, žiūrėk. Sėdžiu, va. Nežinau, kiek jūs matot. Neprisitraukiu. Nežinau, kiek jūs matot, bet sėdžiu ir tik su pianinu groju. Bam, čia atidarau. Nereikia nei lenktis, nei hujanktis, nei ten kažkokių bajeriukų, cirkinio akrobatų daryti. Viskas po rankytkę. Pys, šitas, pasukiukai, hujukai, karočia, full elektra, kaip sakiau jau. O pasižiūrėkit mano keleiviam. Pasižiūrėkit, koks liuksas, liukso klasės autobusas. Aš nežinau, kas gamina Jutongus. Turim netgi teliką su visų vaizdu, kur važiuoja, kad jie žinotų, kur aš juos vežu. Žiūrėkit, pasidėti sumuštinukam, sėdinytės, maža kačitas, porankiukas, tai dar visokiausių hujabačianų pridaryta. Pasižiūrėk, nežinau, kiek matosi, kiek nesimato, bet, karočia, spaudi, gali, šitą, pėst, atsigulį savo, pasižiūrėk, kiek atsigulio. Aišku, biškai kaimynui ant kelių, bet jeigu gražus kaimynas, tai dar tipo taip gulint, netyčia ranka nukrenta jam ant kojas. O ką vakare ir žiūrėk, jau karočia vakare yra ką veikti, liūdėti nereikia. Bet, jeigu, pavyzdžiui, tu sėdi su kokiu storu vyru, tai dargi net ir iš šoną gali, kurva, kaip piso iš šoną. Pažiūrėjau, koksai tarpą, pasidarai, tokio didumo tarpą ir savo, pasižiūrėjau. Tai kainė lafytė, tai karočia, čia tiek vietos šitam autobusą, čia tokia liukso klasė, čia tai gali, karočia, blėt, važiuoji savo, tik tai aišku, žinai, meldėsi, kad kokia boba vairuotoja
neįpistų į kokį, žinai, akmenį arba stulpą. O visa kita, va, dar yra diržiukas, jeigu, žinai, jeigu nelabai pasitikė, kai Boba vairuoja, va. Pys, susimeti, karočią diržiuką prisisegiai, net maldų kalbėti nereikia. Sau sėdi, kojytas, va, susikėlęs, bret, šampaniuką gurkšnoji. Pam, pararam, pararam. Aš tau sakau, jutongas, tai čia yra kažkas tokio, ne vieno, myliu šitą autobusą. Aš jį net pati, blet, myliu. Nors anksčiau visą laiką sakiau, niekada nemylėsiu elektros, apie savo protą. Va šitas va jutongas, va šitas va būtent jutongas, yra aфиgenai, maladėts. Ką jisai dar turi? Jisai daug turi visokių knopkių, visokių bajeriukų, ten tipo gali dūdą išjungti, jeigu nenori duduoti, gali visokių švieselių pasirinkti, nori mėlyną, nori žalią, kad salone būtų, nori geltoną, nori raudoną. Netgi bagažinė atsidaro iš vidaus. Va šitą va knapiuką paspaudus, kempis, karočią, bagažinės dangtis pats, žinai, pasikėlė. O Jėzu, čia sakau, čia vienas gėris. Aišku. Nemeluosim, vienas yra minusas, kaip ir visose autobusuose, kaip ir visose mano darbuose. Ai, signalas, patikrinom, kai veikia signalas. Veikia, biškai sugandau. O jo, apčiamet. Tai va, vienintelis yra blogis, tai va šitas va aparatas. Bet va šitas va aparatas, karočią, vienintelis yra blogis. Nes tu į jį nepapūtus, tu ką nors užkursi. Nei užkursi, nei važiuosi. O kad norint, kad papūtus važiuot, tu turi prieš tai nieko nevartot. O žinot, gyvenant tokioj depresiniai šalyje, kaip aš gyvenu, kur tik tai rūkas, lietus, šaltis ir iš vis nėra tokio pačio debilo draugo kaip aš neturiu tokio debilo draugo. Man reikia tokio pačio debilo draugo kaip aš. Blet, va dabar šnekėdama supratau, ko man gyvenime reikia. Ne antakių blėtis tai turuot, ne blakstieną susidėt, ne lūpas prisipūst, o tokio pačio debilo draugo kaip aš man reikia. Nu, karočią. Tai va, kai gyveni tokioj depresiniai šaly, tai vienintelis linksminantis dalykas yra augogolis. Bet kaip jį, blet, vartot, kai va čia va šitas va stovi, va, puteklis, kiekvieną rytą aš jam. Tai va, vienu žodžiu, bet dabar supratau, man alkoholį galėtų pakeisti toks pats debilas draugas kaip aš. Tai tipo, ieškau draugo, nesvarbu vyras ar moteris, kad būtų toks pats debilas. Jeigu tu esi toks pats kaip aš ir gyveni Stavangerį, paskambink man 925-2077 arba parašyk man. Maldauju, nes kitaip, biliat, susirgsiu depresiją ir pasikarsiu ant va tokio berželio gražaus. Berželio, nu, tipo, žinai, ant berželio, o gal geriau, pavyzdžiui, ant kokio ąžuolo, pavyzdžiui, tarkim, sakys, dabar, pavyzdžiui, nu, tarkim, sakys, o kaip jinai myrė? Nu, nes jis visi jam būna įdomu, žinai, pamirties, tipo, kaip jinai, blėt, užsilenkia? Ir sakys, pasikorė ant beržo, sakys, tai ką, blėt, Norvegijai geresnių medžių nėra? Tik beržai? Tipo, o ąžuolų neturi? Tai aišku, kad Norvegai turi. Norvegai visko turi. Tai va, karočią, uniformas man niekaip neišduoda, tai vairuoju su savo naminiais drabužiais, biški čia apsisnargliavus, nes valgiau truputėlį visokių sumuštinių ir dar jį sujaučiau valgyti, nes turiu dabar valandą laiko laisvą, tai ką veikti? Negi eiti vaikščiot, kai šitie berazumai, va, karočią, va, negi. Nu, kojos tai nevaldiškos. Šiandien ir taip prabudau ir galvoju, o Jėzus Marija, kažkas man sąnarius sulaužė. Atrodo, nieko nedariau, bet taip skaudu sąnarius. O Jėzus, čia dabar gausis video kokią valandą laiko ilgumo. Tie, kas žiūrėjot iki galo, tai, karočią, jūs esate tokie patys berazumi kaip aš. Ačiū, kad mane sekat, stebit, laikinat. Gal ir nekenčiat, bet dar geriau, kaip sakant, bloga reklama, vis tiek reklama. Rašykit, komentuokit ir einau gulėt, blet, į va šitą liukso klasę ir galvoti, ką čia kurva tokio sugalvojus, ką čia tokio padarius, kad dar būtų gyvenimas geresnis. Va, visiems. Sakau, šiandien vairuosiu taip. Panachu. Myliukas. Iš tikrųjų, tai nekenčiu jūsų, bet myliu bučiuoju. Ate, blet.